Labas, esu Kristina ir dalinuosi trumpais patarimais apie grožį, sveikatą. Šį kartą trupučiuką apie alergijas, dėl to, kad aš turiu įvairių alergijų, mano vaikučiai irgi, bet ilgainiui pradėjau, tiesiog atradau, kaip su jomis kovoti. Tai ką galiu pasidalinti su tavim. Jeigu tu kovoji su alergijom arba tavo vaikas kovoja, tai žinau, kad galbūt daug kartų yra girdėta, bet tikrai iš vidaus mytyba ir iš išorės. Jeigu tu, tarkim, kovosi iš išorės, bet iš vidaus nepadėsi savo kaip pavyzdys, jeigu vaikas tavo yra alergiškas, pavyzdžiui, tam tikriem maisto produktam, pavyzdžiui, kaip labai dažnai vaikučiai būna alergiški pieno produktam ir tu iš išorės tepsi, bet iš vidaus tai naudosi vis tiek, žinok, kad ilgainiui nebepadės. Kodėl? Nes aš per tą perėjau ir ką pastebėjau, ilgainiui vaikas išmoksta kasytis, alergijos tikrai stiprėja ir didėja, dėl to, kad jisai galiausiai nusidrasko savo tas žaizdas ir būna užburtos ratos. Tai sakau, kompleksiškai tikrai tu turi naudoti ir žiūrėti maistą ir padėti iš išorės. Bet būtinai kaip dėmesį, pirmiausia, labai daug visokiausių yra priemonių, tepaliukų ir visko nuo alergijų, bet kur yra gudrybė, jose naudojama yra hormonai. Tai dirbtiniu būdu iš tikrųjų tu tam kartui gauni efektą, bet ilgoje perspektyvoje tai iš tikrųjų tu išbalansuoji arba savo, arba baisiausia tai yra vaikų hormonus. Tai jeigu tau aktualu veganiški produktai, jeigu tu nori natūraliai padėti, bet už logišką kainą, pirkti už savikainą, gauti su rekomendacijom priemonės alergijom, tai parašyk man, aš tau pateiksiu pavyzdžių, kaip aš padėjau savo dėl alergijų ir savo vaikam. Ir tai bus kokybiški produktai, žemiausia kaina, tiesiai iš gamintojo, bet kas svarbiausia, tu gausi atsiliepimus, rekomendacijas ir nuoširdžiai patarsiu, ką po ko naudoti. Nes alergijos tikrai jos gali dingti savaime taip kartais, bet aš esu, kadangi jau kovojus 5 metus su vaikų alergijomis, savo alergijomis apie 30 metų, tai todėl pastebėjau, kad yra geriausia po trupučiuką ieškoti priemonių, bandyti, žinoti, ką bandai, kodėl veikia, kam padėjo, kaip naudoti kompleksiškai ir tiesiog gelbėti save natūraliu būdu, nes taip pat turi žinoti ir kaip vanduo reaguoja su tavo organizmu, kaip reaguoja oras, ką daryti, ko nedaryti, tiesiog kaip net gali oda reaguoti į vėją, tai tiesiog būtinai pasikonsultuok ir su to žmogum, kuris ne teoriškai tai žino, o praktiškai, nes iš tikrųjų 30 metų su alergijom savo gyvenant ir paskui su vaiku, o 4 vaikučiai yra, tai aš labai stebėjau jų alergijas, tai tiesiog galiu nuoširdžiai pasidalinti savo tiesiog rekomendaciją. Tai jeigu turėsi klausimų, drąsiai rašyk, o šį kartą tiek. Ačiū, kad esi.